Daug kalbame apie širdį. Tačiau tą pagrindinį meilės raumenį, vienintelį ir svarbiausią mūsų gyvenimo variklį, mes dažniausiai pajaučiame tik tada, kai netekusi jėgų mūsų širdis plyšta tikrąja ta žodžio prasme. Nustoja plakti arba bauginamai stoviniuoja. Ką mes darome? Dažnai mes tik tada į ją sutrikusią, bet uoliai tarnavusią nuo pirmojo jos tvinksnio vos mums užgimus atkreipiame dėmesį. Čia budėdami naktimis ir savaitgaliais mes jau gydame ligos komplikacijas. Tai jau yra komplikacijos, o ne ligos pradžia, kuri galbūt galėjo būti išaiškinta, jeigu pacientas būtų kreipęsis anksčiau. Galbūt liga būtų buvusi sustabdyta pačioje pradžioje, jeigu pacientas būtų atkreipęs dėmesį į savo rizikos veiksnius ir kaip tai stengiasis juos koreguoti. Galbūt pacientas net nežinojo, kad egzistuoja tokie rizikos veiksniai būtent konkrečiai jam, kaip cholesterolio didelė koncentracija ar kraujo spaudimo liga ar panašiai. Kodėl tai šnekame? Pasaulyje nuo širdies ir kraujagyslių ligų praėjusiais metais mirė apie 16 milijonų žmonių. Nuo miokardo infarkto kas minutę pasaulyje miršta po žmogų. Kiekvienais metais į Lietuvos ligonines patenka daugiau nei 7 000 žmonių dėl ūmaus miokardo infarkto. Kęstutis, neturėdamas nei 60 išgyveno tai, ko nė vienam niekas nelinkėtų. Prieš keletą metų patyrė infarktą, po jo širdies operaciją ir kraujagyslių šuntavimą. Tačiau širdis liko silpna. Pastaruosius metus su vos plakančia širdimi gyveno taip, tarsi kiekviena diena būtų paskutinė. Dirbau dantis sukandęs, dar dirbau. Kitaip sakant, reikdavo man veikti iki garažų, tai aš paeinu lygiai, bet truputį paeinu 5 metrus, 3 metrus, 10 metrų ir stoviu. Įsižiūrėjęs stoviu. Ir pradeda pykyti viską. Sako, toks jaunas vyrukas, jis sako, vakar jau prislėpęs buvau. Tai iš vieną stotelę pavažiuoju, paeinu vėl iki garažo, atsirakinu kartais vieną spyną atsirakinu, pailsiu, kitą atsirakinu. Žiemos metu sniegu tai va kaimynai nukasdavo man. Tai aš ateidavau, man net reikėdavo garažą, išvarydavau mašiną iš garažo ir aš atvažiuodavau į klinikas pasitikrinti. Buvau patyręs infarktą, nes man užsikišę buvo 3 kraujagyslės, man plyšo širdis. Tai aš 8 ar 10 parų negyvas buvau. Šiandien jis vos 5 parą gyvena su persodinta širdimi. Kad jis jos dar sulaukė, tai irgi didelis džiaugsmas. Žinot, jeigu jau įvyksta ūmus infarktas ir širdies raumuo labai nukenčia, tai paprastai jau po to infarkto, jeigu yra ir pravedamas gydymas, implantuojami stentai ar atliekama širdies operacija, šuntavimo operacija, dažnai rezultatai jau nebūna tokie, kokių norėtųsi. Nes tos procedūros jau visos atliekamos pavėluotai. Kaip ir va šiuo atveju, pacientui buvo atlikta šuntavimo operacija, tačiau širdies nepakankamumas progresavo toliau. Širdies raumuo jau įvykus infarktui buvo didelė dalis jo žuvusi. Taigi žmogų išgelbėjo tik donoro širdis. Galėtume dar kartą ir negąsdinti tą bauginančią lietuviškų mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų statistiką. Bet visgi pamėginkime suprasti, kaip savo padėti ir kaip galima išgelbėti širdį, kad ji tarnautų mums nesustodama plakti. Kas iš tiesų yra tas gniaužiantis ir pražūtingas skausmas krūtinėje. Kaip jo nepražiūrėti ir nesupainioti su jokiu kitu. Dažniausias ir grėsmingiausias susirgimas yra išeminė širdies liga. Ji išsivysto užsikimšus širdies kraujagysliai dėl aterosklerozės ar atsiradus trombui. Širdis maisto medžiagas ir deguonį gauna iš vainikinių kraujagyslių. Esant intensyviai kraujotakai ir medžiagų apykaitai klaidingam gyvenimo būdui, širdies kraujagyslės dažnai pažeidžiamos aterosklerozės. Ilgainiui užkemšamas visas kraujagyslės spindis. Be to, jos dažnai plyšta dėl trapumo ir susidaro trombas. Širdies raumeniui ima trūkti deguonies, ji žūsta ir nebegali varinėti kraujo, todėl žmogus miršta. Nutrūkus kraujotakai, miokardo žūtis ištinka po 30 minučių. Todėl yra labai svarbus laikas, per kurį žmogus atsidurs medikų rankose. Klausėme gydytojų kardiologų, kokie požymiai rodo, kad žmogų ištiko infarktas. Kiekvienas žmogus turi mokėti atpažinti širdies skausmą. Širdies skausmas jis yra apibrėžiamas labai paprastai, jeigu skauda krūtiniai, bet skausmas yra spaudžiančio, griaužiančio, deginančio, už krūtinkaulio. Ne, kaip dažniausiai nurodo ties širdies viršūnė, ties speneliu, bet už krūtinkaulio. Jeigu tas skausmas yra toks gniaužiantis, spaudžiantis, plintantis į kairę ranką, į apatinį žandikaulį. Tai yra tipinis širdies skausmas.
tas skausmas užeina, vėl praeina, visi išnyksta, būna toks šviesus periodas. Bet tarkime, jeigu skausmas tęstųsi ilgiau kaip 20 minučių, žmogus turi nedelsiant kreiptis į gydytoją. Skausmas krūtinėje gali atspindėti kokią tai gana grėsmingą situaciją ir kiekvienam pacientui ar besijaučiančiam pacientui tiesiog yra labai svarbu suprasti, kad kiekviena valanda, kiekvienos 10 minučių, netgi kiekviena minutė gali būti labai svarbios tam, kad išsaugoti širdies raumenį, kad neįvyktų miokardo infarktas, kuris galbūt yra prasidėjęs. Jeigu žmogus iki tol nebuvo patyręs nieko panašaus, nebūtinai fizinio krūvio metu, galbūt paryčiais ar net išėjus į šaltą orą, tai jau yra širdies skausmas, kur nieko nelaukiant reikia skubiai kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą. Jau beveik 15 metų mes budime visą kiaurą parą, būtent budime tam, kad suteiktume reikalingą pagalbą susirgusiems ūminiu miokardo infarktu, o šita pagalba tai yra užsikimšusios širdies kraujagyslės atvėrimas, jos išplėtimas ir stento implantavimas. Dažniausiai tai ir yra būtent ta užsikimšusi širdies vainikinė arterija ir yra prasidėjusio miokardo infarkto priežastimi. Dabar matote vieną tokių procedūrų. Jų kasdien atliekama daugiau nei 10. Ant operacinio stalo guli patyręs miokardo infarktą žmogus. Čia, intervencinės kardiologijos skyriuje, tuoj pat žaibiškai mobilizuojama specialistų komanda, kuri kateteriais per šlaunies ar rankos arteriją pateks į vainikinės arterijas, suras tą užsikimšusią arteriją ir ją atvers. Kraujas toliau galės tekėti į raumenį, kuris buvo apmiręs. Po mūsų procedūrų pacientai dažnai pasijaučia labai gerai, išnyksta skausmai širdies plote, pagerėja savijauta, pradeda nebetrūkti oro ir tiesiog žmonės galvoja, kad jau ligos kaip ir nebėra, jis pilnai išgydytas ir galima toliau nebekreipti dėmesio į tolesnį savo gydymąsi, į vaistų vartojimą ir panašius dalykus. Tai yra toli gražu ne taip. Mes gydome jau toli pažengusią širdies kraujagyslių ligą, kuri be vaistų tikrai nesustos, ji toliau progresuos, toliau reikės grįžti vėl prie tokių pačių procedūrų, jas kartoti ir kartoti, o galų gale net operuoti širdį dėl jau toli pažengusios kraujagyslių aterosklerozės. Kuo ne stebuklai? Galime pamatyti žmogaus širdį trimatėje erdvėje, galime ją sustabdyti, rekonstruoti. Tokios galimybės dabar 21 amžiuje. Širdžiai galima padėti, kai ji patenka į profesionalų rankas. Ji gali būti progresyviai šiuolaikiškiausiais būdais gydoma, bet tam, kad įvyktų stebuklas, reikia ne tik medikų pastangų. Būtina mums patiems suvokti, kaip ją saugoti, kaip išgelbėti. Skausmą jau galėtume atpažinti, tačiau ką dar žmonės turėtų išmanyti? Vis dėlto, sako medikai, dažnai susiduriantys su pavėluotais infarkto atvejais, kiekvienas save gerbiantis atsakingas žmogus turi mokėti suteikti ir pirmąją pagalbą. Dauguma mirčių įvyksta ne ligoninėse. Dauguma mirčių tai yra namuose, laukuose, miškuose. Ir tikimybė išgyventi, jinai neįsivaizduojamai didėja, jeigu šalia yra žmogus, kuris žino pačius paprasčiausius, primityviausius principus. Sakykime taip, tikimybė atgaivinti kiekvieną minutę mažėja 10%. Po 10 minučių, jeigu niekas nedaryta, mes praktiškai neturime jokių šansų. Apie skubiąją medicininę pagalbą ir gaivinimą pastaruoju metu ypač daug kalbame. Reikia kalbėti, sutartinai sako medikai šio projekto iniciatoriai. Tai Lietuvos kardiologų draugija, krizių tyrimo centras bei greitosios medicinos įstaigų asociacija. Šįkart žinutė perduodama visuomeniai. Tiesiog pavakarę viename Kauno prekybos centrų žmonės buvo kviečiami pamėginti daryti tai, kas svarbiausia ištikus staigiai mirčiai. Sustoja širdis. Nukrito žmogus, vertinam sąmonę, purtam už pečių. Kas atsitiko? Žmogus nereaguoja, žmogus nesąmoningas, kviečiame pagalbą. Visi garsiai kokiu numeriu? 112. Šaunuoliai! Tų akcijų visas gana nemažas kiekis, kurios eina po bendrą tokią vėliavą rankos galinčios išgelbėti gyvybę, tas yra labai svarbu iš tikrųjų. Ir tai, ką mes darome, stengiamės kuo daugiau atnešti tų žinių ir iš tikrųjų ne žinių, bet gebėjimo
žmonėms padaryti tai, ką jie čia daro, šiuo metu tos paprastus veiksmus, kurie iš tikrųjų gali išgelbėti gyvybę, tai aš manau, yra didelis dalykas. Mes tokį ir terminą naudojame kaip gyvybės arba išgyvenimo grandinė, kuri susideda iš pagalbos vietoje, greito pagalbos kvietimo, pervežimo greitai į gydymo įstaigą ir kvalifikuotos pagalbos ligoninėje. Ir jeigu mes kiek daug pastangų beįdėsime medicinos srityje, išleisim daugybę pinigų naujiems aparatams, vaistams, greitai pagalbai, bet jeigu nebus tų pačių žmonių požiūrio, kad jis irgi kiekvienas yra atsakingas už tai, kas vyksta šalia jo, tai mes jau nebegalėsim kažin ko tiems žmonėms ir padėti. Dažniausiai lietuviai sunerimsta, kai jau įvyksta tragedija. Ir nors labai pabodęs ir prieska žodis prevencija, kalbėti, šviesti ir stengtis užbėgti žūtims už akių būtina lietuviams šiandien ir kiekvieną dieną. Būti atsakingas už savo sveikatą. Jeigu žmogus neinvestuos į save, tai mes grįšime vėl į tą modelį, kuris gyvavo labai senai, kad kada žmogus jau subyra, kad jam įvyksta katastrofa, mediko galimybė jam talkinti, išgelbėti jo sveikatą yra gana ribota. Todėl yra akivaizdu, kad vien tik mediko pagalba mes šios problemos neįspręsime. Yra keletas būdų. Reikia šviesti visuomenę, aiškinti apie pagrindinius rizikos veiksnius, kaip būtų galima apsisaugoti nuo širdies ir kraujagyslių ligų, kalbėti dar labiau apie sveiką gyvenseną ir jeigu ištinka jau liga, ką mes turėtumėm daryti, kai gydytojai iš esmės juk sprendžia tik tais tos ligos pasekmes. Lietuva stovi paskutinėse vietose su savo mirštamumo dėl širdies ir kraujagyslių ligų rodikliais ir mūsų laukia didelis darbas ir mes, atrodo, jau labai daug dirbame. Aišku, čia turėtų būti ir visuomenės susidomėjimas šitą problemą, būtent visuomenės informavimas, kokia yra situacija Lietuvoje.